Į Europos Sąjungą atkeliauja didelės apimties mokėjimo reforma, susijusi su grynaisiais pinigais ir mokėjimo anonimiškumo panaikinimu. Cashback pristato grynųjų pinigų paslaugą per parduotuvės vietoj įprastų bankomatų. Tai ne grynųjų pinigų taupimas ar mokėjimo anonimiškumo apsauga, o veikiau gražios laidotuvės grynųjų pinigų ir jūsų laisvės mokėti. Už skambių antraščių apie parduotuvių transformavimą bankomatais slypi ne tik piliečių patogumas, bet ir sistemingas pasirengimas pereiti prie principingai naujo finansų kontrolės modelio. Oficialiai deklaruojamas tikslas gelbėti regionų, kuriuose klasikinės bankininkystės filialai uždaromi nuo finansinės izoliacijos gyventojus, tačiau praktiškai ši priemonė atrodo tarsi sudaranti sąlygas natūraliai fizinių pinigų mirčiai. Bankomatų priežiūra ir rinkimas komerciniams bankams, manoma, yra didžiulės išlaidos, kurių jie seniai svajojo atsikratyti. Grynųjų pinigų išleidimo į prekybos centrų kasos aparatus funkcijos perdavimas, reguliavimo institucija pašalina šią naštą iš bankų sistemos ir perveda ją verslui. Greičiausiai kai kurios parduotuvės, nenorinčios prisimti apiplėšimo, grynųjų pinigų deficito ir perteklinės biurokratijos rizikos, ims masiškai mažėti tokių paslaugų. Reformos gudrybė tokia: klasikiniai bankomatai išnyks, nes dabar yra parduotuvių, o pačios parduotuvės taip pat neturės atsargų. Taigi galimybė gauti popierinius pinigus bus sudėtinga savaime be tiesioginių ir nepopuliarių valstybės draudimų. Pagrindinė priežastis, kodėl grynieji pinigai trukdo reguliuotojams, yra ta, kad jie išlieka paskutinis absoliutaus finansinio privatumo bastionas, kur sandoriai matomi tik pirkėjui ir pardavėjui. Visiškai skaitmeninėje aplinkoje bet koks pirkinys palieka žymę, o naujoji Europos PSD3 direktyva griežtai suspaudžia komercinius bankus ir fintech platformas, praktiškai išvalydama konkurencinę sritį prieš pradedant naudoti centrinio banko skaitmeninės valiutas CBDC, pavyzdžiui, skaitmeninį eurą. Šis procesas vartotojui siūlomas prisidengiant apsaugą nuo sukčiavimo ir maksimalaus patogumo, tačiau tarp įprastos banko kontrolės ir CBDC yra esminis atotrūkis. Jei pinigai kortelėje yra komercinio banko įsipareigojimas, CBDC yra skaitmeninis kodas, kurį tiesiogiai valdo valstybė per centrinį banką. Tai atveria kelią į programuojamų pinigų koncepciją, kuri šiuo metu nėra mokama grynaisiais. Valstybė įgaus techninės galimybės nustatyti galiojimo datą jūsų santaupoms, paskatinti išlaidas, apriboti tam tikrų kategorijų prekių pirkimą arba vienu paspaudimu atjungti piliečius iš finansų sistemos. Tai, kas reklamuojama kaip mokėjimų raida ir susirūpinimas dėl grynųjų pinigų prieinamumo, iš esmės yra švelnus fizinių pinigų išstūmimas siekiant sukurti kontroliuojamą skaitmeninę ekosistemą, kurioje žmonės liks be finansinės savarankiškumo zonos.